Nu ką, naujas telefonas, nauja diena, naujas penktadienis. Ir penktadienį sutikau, jeigu žiūrėjote seniau vaizdo įrašą, pas mane buvo moteris palikusi rankinuką. Tai tą rankinuką aš jau atidaviau. Anksčiau atidaviau, aš tą pačią dieną atidaviau. Ir jinai man už tai, kad atidaviau rankinuką, davė 20 eurų. Nelabai norėjau iš tikrųjų imti, nes tai vis tiek. Mes gyvenam nedidmiestyje, žmonės mažiau uždirba. Buvo gaila imti, bet sakiau, nemokamai įvešiu. Kitą kartą, bent jau 2-3 kartus. Tai va tokie dalykai, labai džiugu, kai po kažkiek laiko žmonės tuos pačius vežė ir yra apie ką pakalbėti ar dar kažką. Ir tarp kitko naujas telefonas, jisai nėra naujas, pirktas iš žmogaus, bet papildomas, tai dabar galėsiu dažniau aš kalbėti. Nusipirkau iPhone 11 už 100 eurų, tai labai džiaugiuosi. Gerai, žiūrėsim, kas bus, ką man šiandien diena praneš, pas mus lyja. O kaip jums sekasi, tai irgi būtinai praneškite. Įdomu, kaip kitose miestuose baltaut, kokie nuotykiai, kas ką patyrė. Beje, ta moteriškė, kur gražinau piniginę ir šiandien vežiau, prieš tai, kur minėjau, davė arbatpinigių 16 eurų. Man kelionė atsėjo, gal daugiau, atsėjo kelionė 6 eurus, tai 14 eurų arbatpinigių, tai davė 20 eurų. Tai toks dalykas. Dabar vežiau irgi šeimą, tai mergaitė kiekvieną minutę skaičiavo, kiek liko iki kelionės tikslo. Tai ten 10 minučių, 8, ten 10, 9, 8, 7, 6. Ir tai važiuoja ir taip tau vis kartoja, primena, tai kiek čia liko iki kelionės galo. Tai įdomu žmonių yra. Ir tarp kitko noriu pasakyti, kad kanalo pavadinimas keisis. Tai keisis į ADR Team ar kažkas panašaus. Nes aš planuoju dar galbūt su mašinom kažką pradėti, stumdyt, pirkt, stumdyt. Tai jeigu kas nors gerai nusimano, tai tu turi viską susimokėti ir tą mokestį, kur už mašiną ekologijos ir visą kitą, kitaip tu negali prastumt. Ar yra kažkoks taupimo būdas, kur galima sutaupyti, kad apeiti tą dalyką. Tai tas dalykas man įdomu, kaip aplamai visas veiksmas pirikūpų vyksta. Ar jie viską susimoka ir tada pardavinėja, ar kažkaip eina tą dalyką apeiti, bet legaliai. Stoviu, nieko neveikiu. Pim. Bet taip mes leidžiam laiką. Relakso Anatolijus dainuoja ir jau yra 11 valanda, užsakymų dėja nesulaukiu. Galiu pažiūrėti, kiek uždirbau, jau rodo 35 eurus. Niekas arbatpinigių net nepaliko. Sumai 40 eurų įkapsėjo. Tai vairuotojo balas 96, užsakymo priėmimas 97, tai po kas tokie rezultatai, žiūrėsim kaip bus toliau, nes dabar nieko gero iš tikrųjų, daugiau stovim nei važiuojam. Rytoj bus fainiau turėtų, tikiuosi. Rimtai čia pasakė vienas žmogus, sako, kaip jūs nemiegat naktį, dabar yra 1 valanda ir rimtai pagalvojau, vieni dirba naktį, kiti tik dieną dirba. Tai anki žmonės skirtingi, kad vieni tą pasirinka, kiti tą pasirinka. Aš nežinau, kaip Vilniuje, Kaune, nes jiems, man atrodo, dar pinigų duoda už tai, kad naktį dirbtų, jeigu trūksta vairuotojų. Ta procentą vadinama. Pas mus to nėra, bet vis tiek tu pasirenki arba naktį, arba dieną, pagal žmogų. Nes irgi sako, kaip jūs naktį? Tai aš žinau iš kitų žmonių, kad jie užmiega, suskamba, kad yra boltas, iškvietimas ir tada tik važiuoja, nes per naktį būna, kad tik gauni iškvietimus, tai jie tą laiką tiesiog miega. Pas mus bent jau taip yra, kaip kitur neįsivaizduoju. Ten kokiem Vilniuje ir Kaune, tai ištisai jaučiu, ten nėra kada miego, tiesiog važinėja. Kiekvienas pasirenka kada, kas, kaip ir kur ir kaip kada dirbt.
Nu ką, važiuojam iš tolimesnės kelionės ir buvo mergina, klausė ir laidos, ir kiek metų, kad nematytas, sakė, sesė jaunesnė vienais metais, nu, kaip ir visą laiką. Čia kaip suprast, kaip kabinimą, ar ne kaip kabinimą, nėjo suprast. Klausė, nu, aplamai va šitus dalykus, va. Tai įdomu, kaip kiekvienas gali traktuoti skirtingai. Tai, sako, mano mergina metais jaunesnė, tai va, vaisesė. Nu, žodžiu. Tai va tokios naujienos, varom iš tolimesnės kelionės. Namučio jau yra 1 valanda, man atrodo. Jo, po 12. Dar 1 nėra, tai gal iki 1 pabūsiu ir varysiu namo. Tai va, bus matyti. Parodysiu šiek tiek statistikos. Bus paprasčiau, negu reikės man ten kilnoti ant vaizdo įrašo, nors ir tai nėra sudėtinga. Uždirbau pas save, galiu parodyti, išmokės 23 eurus. Valandų pradirbau pusę, palaukit, 5 valandas ir 40 minučių, 5 ir 40, kelionių įvykdžiau 13, kiek aš čia uždirbau, tuoj. Vakar uždirbau 43 eurus, tai reiškia iki 12 ir dar čia 31 eurą ir 70 centų. Tai iš viso išdirbau 75 eurus beveik. Va šitai. Tai gan džiugu, man atrodo, nežinau, ar čia jau visa ataskaita išėjo, nes būna, kad vėluoja, tai, bet maždaug orientuotis galima. Po naujų metų aš žinau, kad blokuos tas, kas neatsinaujino leidimo, aš irgi neatsinaujinau, bet lygtais man nereikia, nes jeigu tu vėliau anksčiau išsimiau negu kažkada tenai, tai bus matyt, ar dirbsiu ar ne, bet dar šį savaitgalį tikrai dirbsiu. O vėliau bus matyt. Manau, dirbsiu, tik reikės vėl atsinaujinti leidimus, kad atsiblokuoti, jeigu netyčia užblokuos. Tai ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite patinka mygtuką ir jums gero darbo.